3 mitai, kurie stabdo tave pradėti. Šiandien noriu labai paprastai pakalbėti apie tai, kas labiausiai stabdo žmonės net pradėti. Ir suprantu, nes aš pati taip ilgai galvojau, tai yra mitai. Ir jeigu jų neišsivalai savo galvoje, tu net nepradedi. Pirmas mitas tai būtų, kad čia reikia įkalbinėti žmonės. Ne ir dar kartą ne. Jeigu tu bandysi įkalbinėti, tau pačiai bus nemalonu ir žmonės tai jaus. Bet kai tu tiesiog daliniesi, kai tu kalbi apie tai, ką pati naudoji, ką pati supranti, viskas atrodo visiškai kitaip. Tu nespaudi, tu tiesiog rodai, džiaugiesi tuo, ką tu darai. Antras mitas būtų, kad reikia būti pardavėja. Ir čia aš iš karto sakau ne. Aš nesu pardavėja ir niekada nebuvau. Aš tiesiog kalbu, kaip dabar kalbu su tavimi. Ir žmogus pats nusprendžia, be spaudimo, be kažkokio reikia, jungtis jam ar nesijungti, pirkti produktą ar nepirkti, vartoti ar nevartoti. Trečias, tas paskutinis mitas būtų toks, kad čia niekas neveikia. Ir žinai, ką aš supratau? Neveikia ne verslas, neveikia būdas, kaip daug kas jį daro. Kai yra spaudimas, kai yra greitai ir nėra jokios sistemos, tada žmonės nusivilia. Bet kai tu turi aiškumą, kai tu darai savo tempu, kai tu nevaidini kažko, tai viskas pradeda judėti. Gal ne iš karto, vieniem greičiau, kitiem lėčiau, bet tikrai juda. Ir aš noriu, kad tu vieną dalyką pasiimtum iš šito video. Gal problema ne tame, kad tau tai netinka. Gal tu tiesiog dar matei ne tą pusę. Ir jeigu tau įdomu pamatyti kitą pusę normalią, be jokio spaudimo, parašyk man. Aš tau parodysiu žingsnis po žingsnio, kaip visa tai gali atrodyti. O jeigu tu žiūrėdama šį video, supratai, kad tu jau nori pabandyti, parašyk man arba spausk nuorodą, nebijok, užsiregistruok ir parašyk man. Toliau mes eisime kartu. Tu nebūsi viena.